partneris. Tavo pokyčio įkvėpimo šaltinis. Sveiki, draugai. Ačiū, kad grįžote į sekantį mano podcastą, mano laidą. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie tokį įdomų dalyką, ar verta pradėti verslą. Ir aš apie tai kalbėsiu ne iš verslininko pusės, nes aš nesu verslininkas, bet pakalbėsiu iš tokio tyrėjo pusės, iš to, ką aš pastebėjau ir ką aš pats atradau savo gyvenime. Prieš šį įrašą aš pasižiūrėjau Eurostats, kokia yra dabar statistika. Ir tai buvo 23 metų duomenys, nes jie nagrinėja 2 metų gal senumo, 3 metų senumo duomenys, tam, kad galima būtų tokią turėti tikroviškesnį vaizdą, rezultatą, kaip aš supratau. Bet iš esmės ten buvo pasakyta, kad per pirmus metus 82% verslų išgyvena. Tik 18% bankrutuoja per pirmus 2 metus. O per sekančius 5 metus išlieka apie 45%. Man atrodo, 42-46. Kitaip tariant, beveik pusė bankrutuoja. Ir klausimas, aišku, gali būti, ta prasme, buvo netinkamas laikotarpis, gal kažkokios nesuvaldomos situacijos vyko, politinės situacijos, galbūt paslauga buvo netinkama, gal ne vietoj ir ne laiku, gal produktas ne tas buvo, gal trūko žinių, dar kažko, visko gali būti, daug labai tam gali būti įvairių priežasčių, įvairių paaiškinimų. Bet lygiai taip pat yra vienas paaiškinimas, kad tie žmonės, kurie pradėjo verslą, jie galbūt nebuvo verslininkai iš esmės. Tai apie tai aš noriu šiandien ir pasikalbėti. Kodėl aš drįstu apie tai kalbėti? Tai aš pats savo gyvenime irgi keletą verslų esu bandęs daryti. Ir aš maniau, kad aš darau verslus, bet visai, sakyčiau, neseniai aš supratau, kad aš greičiausiai ne verslą dariau, o kūriau savo darbo vietą. Ir čia yra labai aiškiai vienas nuo kito besiskiriantis dalykai. Ir aš pabandysiu paaiškinti, kodėl. Visų pirma, kai mes kalbame apie verslą, pripažinkime, kad tai labai motyvuoja. Nes tai atrodo yra žmonės, kurie yra tokie, žinot, savo gyvenimo kalviai, yra laisvi, jie daro, ką nori, nes jie žino, ką reikia daryti, jie eksperimentuoja, važiuoja į susitikimus, ieško partnerių, eksperimentuoja, turi biudžetą, paskaičiuoja savo rizikos kažkokius procentus, jų gyvenimas toks yra labai nenuspėjamas, jie skraido į kitas šalis, ir jie gali turėti gerų rezultatų, jie gali būti finansiškai sėkmingi, jie galbūt važinėja su gerom mašinom ir panašiai. Žodžiu, verslininkas yra tas žmogus, kuris realiai šitam pasauly gali turėti finansinį pasisekimą. Turbūt, nežinau, ta prasme, faktas, kad tų išimčių yra įvairių, gali būti ir mokslininkas labai turtingas, ir gali būti koks nors atlikėjas, menininkas, rašytojas, ta prasme, yra faktas. Bet jeigu tai paėmų statistiką, žmonės, kurie yra finansiškai sėkmingi ir kurie savo gali leisti gyventi taip, kaip jie norėtų, yra verslininkai. Ir dėl to tas dalykas, jis labai toksai yra motyvuojantis, nes mes turime tą vaizdą apie tos žmonės, sakykime, tą tokį stereotipą. Tačiau aš eigoje supratau, kad yra toks dalykas kaip savo darbo vietos kūrimas. Ir tai labai skiriasi nuo verslo.
Kad suvokti skirtumą šitų dviejų dalykų, reikėtų visų pirma atsisakyti tos idiliškos vizijos apie verslininką ir pabandyti suprasti, kaip yra kūriamos visų pirma savo darbo vietos ir tada kaip iš tiesų mąsto verslininkas. Pavyzdžiui, žmogus gali turėti kažkokį sugebėjimą, žmogus gali turėti pomėgį, žmogus gali tam tikroje srity augti ir būti ekspertas toje srity. Ne, pavyzdžiui, nors koks nors ten kažkokių schemų gamintojas, lazerių gamintojas, gal koks nors amatininkas kokios nors srities. Toks žmogus, kad galėtų išgyventi šitam pasauliu, jisai turėtų dirbti pas tuos, kuriems reikalingas jo amatas. Kitaip tariant, pas tuos žmonės, kurie sugeba parduoti tokį produktą ar tokią paslaugą, ir tas žmogus yra tas, kuris tą paslaugą arba produktą sukuria ir ją suteikia. Ir štai, kai jam kyla mintis, kad jis norėtų tą mediumą sumažinti, jam kyla mintis, kad jis turėtų kažkaip užsiimti savo to verslu. Ir šita mintis, jinai visų pirma kyla dėl to, kad mes dabar labai daug kur girdime iš kitų, sakykime, sėkmingų verslininkų arba marketingistų, nesvarbu kas. Mes girdime jų perspektyvos vaisius. Jeigu yra koks nors verslininkas, ir aš esu skaitęs tokių knygų, kur rašo, žiūrėk, kiek tu dar planuoji dirbti samdomą darbą, dirbti už tos fiksuotą kažkokią atlyginimą be galimybės augti, sąlyginai, stebėdamas tą savo įmonės vadovą, kurį aišku niekas neriboja. Ir tokia mintis jį labai įkvepia, kai mes ją sujungiam su tuo įsivaizduojamu verslininko gyvenimu ir tom visom galimybėm. Bet problema yra tai, kad tie žmonės, kurie rašo šitas knygas, jie nesuvokia, kad būti verslininku nėra jau visiškai 100% pasirinkimas. Kad tai yra labai stipriai ir prigimtis. Tai yra labai stipriai tas psichinis modelis, kokį jis turi, yra tiesiog duotas jam. Jeigu kažkas rėkia kažkur už tribūnos, kad žiūrėk, atsistok, kas tau yra, pakilk nuo savo sofos, eik daryk tą, parduok ten, paskambink tą, ir tu jau turėsi tą patį, ką aš turiu, tai reikia suprasti, kad tai, kad aš taip galiu padaryti savo gyvenime, nėra grinai tik tais mano valios ir pastangų rezultatas. Visų pirma, kad aš galiu tai padaryti, jau yra tam tikra duotybė. Ir kai toks žmogus paskaito tokią knygą arba išgirsta tokį statementą, tokį motyvacinį kažkokį pasakymą, sakinį, jis galvoja, okei, aš turiu tai irgi daryti. Pats ant savęs. Ką jis tada daro, būdamas neverslininku? Jis geriausiu atveju gali sukurti savo darbo vietą. Tik tai šiuo atveju jam reikia pradėti pačiam domėtis marketingu, pačiam domėtis pardavimais, pačiam domėtis buhalteriniais klausimais, žodžiu, jam atsiranda tiesiog tie papildomi dalykai, kurių jam prieš tai nereikėjo daryti. Geriausiu atveju, jeigu jis sugeba dar kažką ir įdarbinti, kitaip tariant, jis sukuria savo darbo vietą, ir galbūt vienam kitam žmogui. Nes šitiek padaryti mes galim kiekvienas. Tiesiog mes labai sunkiai pasunkinsim savo tą gyvenimą. Ir turėsime domėtis daug daugiau dalykais, negu tuo amatu, kokį mes darėme prieš tai. Ir tas gyvenimas, jisai vargu bau ar bus tas gyvenimas, kokį mes įsivaizdavom verslininkai gyvena. O esmė ir skirtumas tarp verslininko ir savo darbo vietą kūrenčio žmogaus yra tame, kad verslininkas jis iš esmės mąsto kitaip.
Verslininkas yra žmogus, kuris masto resursais. Jis mato šitą pasaulį kaip resursų tokį sąrašą. Resursas A, resursas B, resursą A galiu pakeisti B, B į C, tą perdirbti, tą su to kažką padaryti ir taip toliau ir panašiai. Toks žmogus, jis nemato rinkos kritimo ar rinkos augimo kaip problemos dėl to, kad jis tai mato kaip gyvą procesą, kuriame jis gali veikti. Ar tai kritimas, ar tai augimas, tarkim, jeigu tai yra koks nors bankininkas arba koks nors, sakykime, aktyvų traderis, ane, jie irgi atitinka verslo to psichinio modelio, tos prigimties, jie atitinka, jie tą patį nešioja savyje. Jiems nėra, kaip pasakyti, krizės be išėjimo. Jiems yra galimybės, kur yra naudojami kitokie instrumentai, kitokie įrankiai ir tiek. Verslininkas, jis yra kūrėjas. Lygiai toks pat kūrėjas kaip ir menininkas, atlikėjas, rašytojas, nežinau, sodininkas. Nesvarbu kas, ta prasme, kūrėjai kaip tokie, jų yra visur. Bet jo kūryba yra tas vienetas, ta organizacija, tas projektas, kokį jis daro. Jis sukuria precedentą iš nieko iš esmės. Jis sujungia skirtingus vienetus, žmonės, darbuotojus, viską į kažkokią vieną mechanizmą, kurį jis bando paleisti, prižiūrėti, įkvėpti, įkrauti. Jis ieško pinigų šaltinio, kad tas procesas galėtų veikti, ne? Jis investuoja į tiek savo laiką, tiek resursus, tiek pinigus. Ir kai pradeda generuoti pinigus, tas jo dalykas, jis pinigus irgi visų pirma suvokia kaip resurso dalį. Ką reiškia, iš to, ką aš čia gaunu, aš galiu reinvestuoti, aš galiu pirkti kažkokias galbūt kitas įmonės, remti, net neremti, o investuoti į startuolius. Investuoti galbūt į kokius nors būsimus specialistus ar ekspertus. Žodžiu, jis gyvena vyksme, virsme, jo protas ieško, kaip galima augti. Jisai neprisiriša prie kažkokio vienos paslaugos ar produkto ir stengiasi, puoselėti tik tais tą dalyką. Ne, jis ieško galimybių. Verslininkas ieško galimybių, jam yra įdomu veikti. Ir labai yra įdomus dalykas, verslininkas nori plėstis. Jis nori plėstis, visada. Kur yra ta plėtros pabaiga? Kur? Neaišku. Todėl ir įdomu pažiūrėti, o kas dar toliau. Kiekvienas žingsnis neša įtampą, neša riziką, neša naujus kažkokius išgyvenimus, bet o kas toliau? Ir jeigu žmogus neturi tokio mąstymo, neturi tokio požiūrio į darbą, tai nėra jo prigimtis, jis gali falsifikuoti tokį dalyką, bandyti įsikvėpti nuo žmonių, kurie turi šitą dalyką, kažką daryti ir faktas, gyvenimas, jis yra nenuspėjamas ir visko gali būti ir turbūt yra tokių labai sėkmingų žmonių, bet arba išoriškai būsi nesėkmingas, arba viduje būsi nesėkmingas. Nes jeigu tu veiki ne pagal savo prigimtį, tu vis tiek negali pilnai visapusiškai 100% atiduoti save ir pasiimti iš tos veiklos savo. Kitaip tariant, tu gali pasiekti kažkokiu rezultatu, bet tu nebūsi pilnai ten, kur tu turėtum būti. Tu nejausi viduje savęs pilnai to jausmo, tu nerealizuosi to jausmo, kad aš jaučiu, kad aš einu ten, kur aš turėčiau būti. Todėl tas vaidinimas, kad aš galbūt galiu tą padaryti, jeigu aš to neturiu, jisai yra geras kažkokiam galbūt laiko tarpui. Bet anksčiau ar vėliau žmogui reikės užduoti savo tą nuoširdų tikrą klausimą. Tai vat, daugelis mūsų esame tie, kurie kūrėme savo darbo vietą. Dėl kitų priežasčių.
Galbūt dėl priežasčių, kad mes norime būti laisvesni. Mes norime turėti galimybę patys nuspręsti daugeliu atveju. Įdomu, smalsu. Ir tas smalsumas, jeigu aš turiu verslininko prigimtį, jis mane neišvengiamai norėtųsi sakyti, kad 100%, bet visko gyvenime būna, bet jeigu aš nepasiduodu, tai tebūnie neišvengiama, neprives prie normalaus tikro verslo. Bet jeigu aš nesu verslininkas, tai jisai mane paliks toj savo darbo vietoje. Sukurtoje savo darbo vietoje, kas irgi nėra blogai, bet tiesiog reikia suprasti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Ir aš esu už tai, kad žmonės bandytų, eksperimentuotų, ieškotų dalykų ir svarbiausia, degtų, bet neperdegtų. Nepasisekimas jis nereiškia, kaip pasakyti, nesėkmė nėra nesėkmė, nesėkmė yra patirtis. Ir visiems šitiem dalykam mums reikalingi kažkokie žmonės, kurie mums eiti to keliu padeda. Todėl jeigu man yra klausimas iš tiesų svarbus ar verta pradėti verslą, tai arba A, aš galiu tiesiog bandyti ir žiūrėti, kas iš to gaunasi, arba B, aš galiu pabandyti pagal savo vertybių skalę išsiaiškinti, o kaip ten yra iš tiesų. Tai vat, aš manau šiandien tiek, pabandykime rasti laiko sau, išsiaiškinti, koks tas vidus su savo vertybėm ir su savo to unikaliu portretu, kuris ir esu aš, yra pas mane. Tai kad visiems sėkmės, iki sekančio karto.